sakykite, o kaip jūsų šeimoje žymimas gimtadienis? Sako vyras, labai paprastai. Jeigu aš žmonos gimtadienis, tai restorane, jei mano, tai raudonų pieštukų kalendoriuje. Taupumų prasme. Vyrukas sutinka kitą, tai sako, klausyk, Kestai, baig vieną kartą bairius, aš jau laukiu per ilgai, aš tau esu paskolinęs 500 eurų. Kada man juos grąžins? Kokius, sako, 500 eurų? Tak aš nieko neatsimenu, nieko aš nežinau. Nu kaip tai neatsimeni? Taigi aš, tada, man atrodo, aš buvau žiauriai, sako, girtas, nieko negaliu atsiminti, aš tikrai nežinau, ar aš pasiskolinus tavęs. Sako, tu juokauji turbūt. Sako, nejuokauji, sako, o tu paskutinį kartą buvai gerai išgeręs, kad nieko neatsimintum. Sako, praeitą penktadienį. Tai va, tai aš juos tau ir atidaviau. O taip. Iš savaitgalio dar irgi vienas likęs iš pasakos. Ant ežero kranto gulėjo išgėręs devyngalvis slibinas ir nerišliai dainavo sutartinę. Taip galvas. Beje, anekdotas, kurį pasakojo man puikusis tenoras Merūnas, atsiminiau, apie Prancūziją. Žodžiu, Paryžius, rytas, vasara, gražu, atsiveria gražus, didingas balkonas, iš jo išlenda paryžietė dama, tik su tokia, reiškia, lengvu peniuaru tokia, ir sako, ar yra Paryžiuje patyrusių vyrų? Ir viens po kito sako, taip, yra. Tada prašom ateiti į antrą aukštą. Jie eina pirmasis, reiškia, paryžietį, sako. Sveika, sako, imk reidą ir parašyk ant lentos, kokia yra tavo patirtis su moterim. Tas vyrukas parašo 2 moteris. Tas vyrukas sako, ne, lauk iš čia vėl čia. Ar yra Paryžiuje patyrusių vyrų? Gruzinas eina. Aš esu patyręs vyras. Žodžiu, jie eina pas paryžietę. Damą. Pas damą. Ir valanda, 2, 3, 4. Netikėtina. Po to laiko, reiškia, visi jau žiūri, stebi, netikėtina, kas čia bus, žinai. Išlenda gruzinas toks su trauzais visas išilęs ir sako, ar yra Paryžiuje kraidos? Geras. Toks fainas, subtilus visai netgi. Ok. Tu kai pyksti, tai žinok, toks seksualus. Gerbiamoji, aš jūsų 3 kartą prašau. Pateikite vairuotojo pažymėjimą. Koks piktas policininkas. Labai netikėta. Taip, klausimas. Žmogus pasiėmęs bakalauro diplomą nusprendė, kad, reiškia, paklaustas, kur geriau buvo mokytis, atsakė, kad vaikų darželyje. Lengviausia. Ne mokyklai, ne univerė, vaikų darželį. Na ir trumpas. Žmona kaip granata, numovė žiedą ir namo nebėra. Geras šitas. Ir dar vienas. Vienintelis būdas neėsti, tiesioginė, tai žodžio prasme, po 6, reikia suėsti viską iki 6. Oi, dar vienas. Dar turi vieną, ne? Vaikai, kurie ateityje suaugę bus gydytojais, gauna labai prastas dovanas iš kalėdų senio, nes jų rašto tiesiog nieks neįskaito.